Sveiki, esu Aidas Oganauskas, atstovauju įmonę UAB Digitouch. Šiandien papasakosiu Jums apie Sertec sistemų vykdomą veiklą, taip pat papasakosiu Jums, kaip efektyviai valdyti verslo procesus, kokie nūdienai yra sprendimai ir kokios šiandien yra naudojamos technologijos. Kalbant apskritai apie verslo valdymo sprendimus, angliškas terminas yra ERP, kitaip tariant Enterprise Resource Planning, tai yra kompiuterizuota verslo valdymo sistema. Kitais žodžiais kalbant, tai yra programinė įranga, kurią diegiasi kiekvienos įmonės tam, kad suvaldyti įvairius įmonėje vykstančius procesus ir greitai bei efektyviai pateikti atitinkamus rodiklius. Tai yra, jeigu jūsų įmonė susiduria su problema, kad negauna tam tikrų rodiklių ar tam tikrų duomenų iš tam tikrų procesų, jums tikrai reikalinga verslo valdymo sistema. Nes tie rodikliai iš tiesų padeda verslui priimti labai naudingus ir strategiškai efektyvius sprendimus. Pačios sistemos iš tiesų padeda valdyti įmonės turimus resursus ir efektyviai valdyti visos grandinės procesus susijusius su turimais resursais. Iš tiesų Lietuvoje terminas verslo valdymo sistemos labai dažnai klaidingai asocijuojamas su ERP sistemomis, nes ERP sistema yra daug platesnio požiūrio ir daug platesnio aspekto sistema. Tai yra, ERP sistema yra labiau integruota sistema ir apima beveik visus įmonės procesus. Tuo tarpu Lietuvoje verslo valdymo sistemos, jos traktuojamos kaip buhalterinės sistemos, kaip CRM-as tas pats, tai kaip, tarkime, sandėlio valdymas, tai yra buhalterinėje apskaitoje, sandėlio valdymas ir buhalterinė apskaita Lietuvoje gali būti tapatinamas su verslo valdymo sistema. Tačiau jisai neturi daug aspektų, kuriuo pasižymi pačios ERP sistemos, tokių aspektų kaip dokumentų valdymas, projekto valdymas, tokių aspektų kaip sandėlio lentynų valdymas, tokių aspektų kaip MRP, tiksliau tariant, išteklių valdymas, žmogiškųjų resursų valdymas ir daug kitų aspektų. Pačios ERP sistemos naudojamos dažniausiai stambesnėse įmonėse, kadangi pačios ERP sistemos užtrunka iš tikrųjų tiek diegimo procesas užtrunka pakankamai ilgai, tiek jų kainos nėra labai jau žemos. Tai yra, jau jeigu apsisprendėte pirkti ERP sistemą, tai pirmoji eilėje, ką reikėtų padaryti, tai pasiskaičiuoti biudžetą, nes kaip aš sakau, už keletą tūkstančių niekada niekas jums jokios verslo valdymo sistemos tikrai nepasiūlys. Taip pat iš tiesų dėl įmonės sprendžia diegti pačias ERP sistemas dėl tam tikrų problemų, su kuriuom jos susiduria šiandieną. Kitaip tariant, jeigu jūs nesugebate suvaldyti tam tikrų procesų vykstančių įmonėje, jūs nesugebate efektyviai gauti rodiklių, tai jums iš tiesų reikalinga ERP sistema, kuri galbūt pagerintų. Apie tai padiskutuosime šiek tiek vėliau, papasakosiu jums, kokius klausimus reikėtų savo atsakyti prieš diegiant ERP sistemą. ERP sprendimai, kaip ir sakiau, apima labai daug aspektų ir labai daug modulių įvairių. Kitaip tariant, ERP terminas atsirado taip daugmaž apie 1995 metus, galima sakyti. Iš tiesų, pirmasis pralaidumo teorijos, kitaip TOTSO teorijos pradininkas buvo Goldratas, savo knygą pirmąją parašė 1987 metais. Tai šita knyga sukėlė labai didžiulį perversmą, nes iki šių metų visi labiau žmonės traktavo MRP sistemą, kaip yra Material Resource Planning, kitaip tariant, žaliavų ir resursų apskaitos sistemą traktavo kaip verslo valdymo sistemą. Goldratas su savo
kitų mąstymų ir su savo nauja teorija pakeitė visą šitą mąstymą ir jisai labiau apjungė visus procesus į vieną sistemą. Na ir žinoma, kol jos buvo kūriamos, tai preliminariai galiu pasakyti, kad prasidėjo ERP era 1995 metais. Taigi, kas yra ERP sistema apskritai? ERP sistema tai yra didžiulė programinė įranga, kuri apima, kaip ir sakiau, labai daug įvairių procesų,